Algi, važiuoju. Užsienį. Kada išvažiuojat? Dabar važiuojat į kokią valstybę? Į Arabiją. Ai, su tokia mašina. Tai su lėktuvu geriau skristi. Na, su mašina geriau. Nu, vis dalgi ką palinkėsi, blemba. Kaip ten buvo su tuo ugnim, ką ten padegė? Niekas buvo tenai, ten buvo tyčinis padegimas tam, kad galima būtų suimti Januševičių Arijai, kad jisai negalėtų susitikti su savo buvusiais draugais. O, ble, tai čia viskas buvo... Kurie žadėjo milijoną. Tai kas čia pakūrė? Pakūrė. Kas čia viską pakūrė? Ir taip, žinai, iš vienos dar pusės, taip sakykim, čia yra ne Pardė tave? Ne. Ką? Ne, mane labai smarkiai surišo antrankių, žinai, įsė kūro vos nesirišau antrankių nesidariau. Nu, da. Ką tu taip sugebėjai dar padaryti? Nu, sakau, ką tu galvoji, lauksiu. Ai, girdi, Elgi, nu apie bobas da išvažiavimą progą. Kai ten atvažiuosi, žinok, niekada nežiūrėk į bobas, žiūrėk į jų tik tai vienintelį amžių. O kaip antaktą paimt? Ką? Antaktą. Dakšiš pasakyk ir eisiu tave. Dakšiš. Arabiškai skaitosi... Anekdotą dar tokį, Elgi, vieną ant kelių. Ai, žinai, nu, dabar sako, motina pamatė sūnui, žinai, turėjo lovą ir joje visą laiką leisdavo sūnums pasipisti su meilužėm. Nu, pamatė savo sūnų, kad tai spizę laiko. Turėjo kuolą tokį akvalinį, žinai. Sako, mergaitė, kaip tu gali taip daryti, mano sūnų duot pizę laižį. Viskas. Mano lovai, nu tai. Nu vieną, paskui trumpą kokį. Na, paskui buvo taip, dabar jau vėl motina atsikėlė iš ryto ir išeidama perspėjo, sako, vaikai, jeigu norit mano lovoj pistis, piskitės gražiai. Tačiau jiems tai neišėjo gražiai. Pamatė, kad šitą meilužę jo sūnui bibičiulį. Sako, mergaitė, ką čia darai? Sako, mama, juk aš myliu jūsų sūnų. Tai sako, mano sūnų mylėk, bet ne jo bibį. O tai kaip ten čiulpia su burna? Nežinau, nu tai aišku, kad tai yra oralnego seksas. Ar girdis? O kaip ten buvo dabar tas įvykis čia, kur padegė namą? Kur išvežė tave? Nuvežė, blėt, į šitą. Laikinai suėmimo vietą, žinai, o paskui įvykimus meras buvo. Neramiai tam buvo? Ne, tai mentami barzdą. Ką? Net neklausia. Net neklausia. Sunkiai reikėjo. Koks bometis Algi dabar? Ta, žinai, buvo labai griežta, žinai, ta... ta netyrėja, kur jinai... Purėja? Ne, ta tokia labai griežta. Kaip jinai vadinasi, kaip jinai policijai vadinasi? Policininkė moteris? Kvotiek. Algi. A pometį turi dabar kokią? Neturi dabar jokio pomečio, dabar vakar pačiau mėnulį per lietų. Tai vienas pats didžiausias stebuklas planetoje, kada per lietų negalima jau matyti. O aš jį mačiau. Ką? Mėnulį. Mėnulį? Velnius. Čia Karlsonas ir Mašylis. Blėt, jau tikras velnius. Ne, dar nėra. Nu, rimtai. Kokį cigaretę parašyti.